Kenčiame nuo neteisybės, jeigu jaučiame neįvertinti pagal savo tikrąją vertę. Arba negerbiami, arba gauname daugiau, negu manome esame verti. Ir vaikystėje jaučiame neteisybę, kai negalime savęs integruoti, savęs išreikšti arba būti savimi. Ir pavyzdžiui, jeigu mergaitės mama nesugeba išreikšti savo jausmų, mergaitė kenčia nuo jo šaltumo, nuo kritikos, nuo mamos griežtumo, netolerancijos arba mamos autoriteto. Ir tada mergaitė suvokia, kad jinai yra vertinama už tai, ką jinai daro, už savo veiksmus, bet ne tai, už kas jinai yra iš viso kaip žmogus, kaip asmenybė. Mergaitė tada yra svarbu nusipelnyti, nes tai įrodymas už jos gerą darbo atlikimą. Ir tada moteris naudoja tokius žodžius kaip visada, amžinai, niekada. Kaip pavyzdžiui, moteris sako vyrui, tavęs niekada nėra namuose. Arba tu visada kažkur tai išeini. Ir jei atpažinote, kad naudojate šitos žodžius, tai gali būti, kad vaikystėje jūs patyrėte neteisybės traumą.